Tai Žydrūnai stovykla įpusėjo, žaidėjai beveik susirinko, komanda beveik sukomplektuota. Kaip vertinate tuos turbūt savo paties ir trenerio darbus iki šiol nuveiktus šiame sezone? Na, tai ten dar darbai, tik tai aišku, nieko čia dar nenuveikta realiai, tik tai aišku, tas formavimas vyksta, dar jis vis vyksta. Turime, aišku, jau pagrindą, galima sakyti, po kojom labai stiprų. 9 žaidėjai šiuo metu su mumis, tai jau, manau, neblogai šiam laikotarpiui. Mes panašiai visada, galbūt pirmas sezonas pas mus buvo toks labai ekstremalus, labai greitai reikėjo, kada atėjome LKL, o šiaip mes dabar dirbam realiai pagal planą. Visi darbai, kas būna nudirbti, sakykime, per vasarą, jie dabar pasimato, ką mes padarėm, ką nudirbom. Nu, aš tai iš esmės džiaugiuosi tuo, kas dabar mūsų komandoje, aišku, pradedant treneriu. Tai džiaugiuosi Ryčiu, kad jisai atvyko į mūsų komandą ir po to kiekvienu žaidėju. Kažkaip tai manau, kad potencialo turime sočiai, pakankamai, tam, kad būtumėm ten konkurencingi su visom komandom. Na, be jokios abejonės Rytas Žalgiris vėlgi bus favoritai, o su visais kitais mes, manau, galėsime kautis kaip lygius su lygiais. Na, trūksta mums dar pozicijų galbūt 2 žaidėjų, tai taip eina kalbos su treneriu, be abejo formuojam viską petys į petį, tą visą informaciją aš suteikiu ir jo paskutinis žodis būna. Tai dabar pozicijoje, sakykime, mes žiūrinėjame galbūt tokio 4-3, tai ten sunkaus krašto, lengvo krašto, toj tarpiniai pozicijoje. Ir galbūt to tokio dar vis 2-3, vėlgi vadinkime, to atakuojančio ir vėlgi į lengvą kraštą. Tai vat 2 žmonės, manau, tai jau nėra 9, kur reikėjo sudėlioti viską. Tai čia greičiausių laikų viskas paaiškės, kas užims tas pozicijas. Kada planuojat sulaukti to papildymo? Dar iki fizinio parengimo stovyklos pabaigos? Tai planuoju, čia kaip sakant, priplanuoti čia labai sudėtingai. Iš tikrųjų norėjosi galbūt matyti jau fizinio paruošimo stovykloje jau visus, tarkime, 11-12 krepšininkų, bet yra realybė tiesiog. Tai norėtųsi gal juos pamatyti dar eigoje fizinio paruošimo stovyklos, bet kada jau jie atvyks, kaip pavyks, kurį čia žaidėją nugriauti, tada ir bus realu. Pirmą kartą komandoje amerikietis krepšininkas, ar galima tikėtis jų ir daugiau, ir ar klubo požiūris pagaliau keičiasi į žaidėjus iš užsienio? Iš tikrųjų, jau kaip sakau, Hebra jau jį pavadino, sako, jį vadina blondinu, tai anokšė legionierius tada, jeigu. Ne, iš tikrųjų, amerikietis, tai ar tai užsienietis, galima imti mūsų visą istoriją jau tam Lietuvos krepšinio lygoje, kur mes žaidžiame, tai kiekvienais metais mes turėjom po legionierių. Ir pirmais metais ir Muhamedas Sekas, ir Nikolozas Vašachidze buvo, ir tas pats Gumeniukas, tai negali sakyti, kad mes buvom be legionierių, bet dabar galbūt amerikietis, tai be abejo, tai truputį galbūt iš krepšinio šalies. Ir manau, kad tai nieko nesiskiria. Mes niekada nežiūrime, sakykime, kad ten žmogus pagal spalvą, pagal rasę, be abejo, kažkaip tai, lietuviam visada teikiam pirmenybę. Bet kada susiduri su problema, tai be abejo finansinė, sakykime, lietuvis galbūt mums neįkandamas, nėra galimybių tokio, kokio nori įsigyti, tada perini prie plano B. Tai, sakykime, toliau žiūrinėjai užsieniečius. Na, ir mes manome, kad pataikėme su treneriu, būtent apie Leonardą kalbant, kad jisai padės mums toje būtent į žaidėjo ir atakuojančio žaidėjo pozicijoje, užims ir tas eis pareigas taip, kaip iš jo tikimas. Tai gerai. Su Paulium Markeliūnu kalbėjome prieš kelias mintis apie tai, kad šita komanda Juventus kaip niekada išalkusi pergalių, nes jeigu anksčiau prieš metus, 2 komandos fanai ir Utenos žmonės besidomintys krepšiniu diskutuodavo, kad komandoje daug tokių brandą sulaukusių krepšininkų, turinčių daugybę medalių,
bronzos medalių. Šiemet bronzos medalį komandai berods turi tik vienas Nerijus Varnelis ir tai iškovojęs prieš 10 metų. Ar galima sakyti, kad tas pergalių alkis šiemet gali tapti to pagrindiniu faktoriumi Juventus komandos žaidime? Ko galbūt trūko pernai? Na, visada norisi, kad komanda būtų motyvuota. Be abejo, galbūt praeiti metai tai parodė, kad truputėlį mums tos motyvacijos trūko, kaip komandai visiems tarsi visi kažkur tai buvom supasuodavome lemiamose rungtynėse, kažkur tai nesimatė ir to persistengimo, lipimo per save, tai čia yra svarbiausi dalykai krepšinėje. Ir manau, kad šiais metais būtent žaidėjai šitie, kurie atėjo, mes iš jų to ir tikimėms, kad jie žais ne tik savo galimybėse, bet ir dar daugiau. Tai ir per tai ateis mums lauktos puikios pergalės ir norimi, sakykime, pasiekti rezultatai. Ar tą patį galima pasakyti ir apie naują vyr trenerį? Ir galbūt šiek tiek plačiau, kodėl buvo pasirinkta būtent Ryčio Vaišvilos kandidatūra? Na tai Rytis kaip žaidėjas niekada nestokoja ambicijų. Ir jis kaip treneris visada nori įrodyti ir parodyti, kad gali įveikti bet ką. Tai, galima taip sakyti, kad jis taip pat turi ambicijų daug ir būtent galų gale pagal trenerį matosi ir komplektacija, kaip sakant, kartu mes tą darbą nudirbam, būtent ir žaidėjai ateina, manau, kovingi ir motyvuoti. Žinome, kol krepšininkai lieja prakaitą, jūs sėdit pavėsiukę su polo marškinėliais, ar tai reiškia, kad jau viskas, kalbant apie krepšinį? Ar vis dar žadat įžengti į tą aikštelę? Pabaiga. Tai reiškia pabaiga, todėl kad tai natūralu, kiekvienam ateina savas laikas, kada tu supranti, kad jau užteks tiesiog. Reikia atsidėjus dirbti tuos darbus, kurių čia begalė ir sočiai kitų. Aš pats dabar, taip sakykime, atsigrėžiu dabar į tuos 3 sezonus ir galvoju, kaip čia taip man pavykdavo ir žaisti ir dar visą kitą nudirbti. Kaip sakant, savim žaviuosi. Bet nebežadu daugiau išbėgti į aikštelę. Mano dabar pareigos kaip, sakykime, to sporto direktoriaus ir antro trenerio. Tai ką aš ir dariau eilę tuos metų, dar yra tos oficialios, prezidento aišku, bet tiesiog jas reikia eiti, atstovauti klubą. Tai dabar tokius darbus ir darysiu. Bet tų atsisveikinimo rungtynių vis dar nesužaidė. Tiksliau, trūksta Bankuchino. Tai aš manau, ką nors sugalvosime, reiškiasi tą progą, čia nežinau, kažkokias rungtynės reiks matyti suorganizuoti ir, pabandyti, kaip sakant, galbūt ne kaip mane čia išlydėti, o padėkoti pirmiausia, aišku, mūsų fanam, kurie palaikė tiesiogiai ir darbe mane. Ir galbūt, jeigu čia kalbant apie mane ir mano žaidimą, tai, manau, suorganizuosim dar taip. Dar jeigu grįžtant šiek tiek atgal, ar jau yra sudėliotas kažkoks pasirengimo planas, gal jau aiškiai ir kada Juventus žais kokias nors kontrolinės rungtynės, kas ypač aktualu komandos ir galim? Tai su treneriu yra mintis, kad pirmos rungtynės greičiausiai prasidės nuo rugsėjo 3 dienos, toj pirmoje savaitėje rugsėjo 3, imtinai 10. Tai ten jau sužaisime gal 2 kontrolinės rungtynės, datos dar taip tiksliai kaip ir nėra numatytos, bet yra kaip ir kandidatai su kuo sužaisti. Aišku, Rusijos komandos greičiausiai tai bus Anykščiuose, be abejo žaisime ir Utenoje, tai, sakykime, pirmos rungtynės nuo rugsėjo 3.